Labas vakaras. Taigi jau kelios dienos vis galvoju, kad noriu pasidalinti su jumis, galbūt įkvėpti, galbūt įspėti, galbūt nuraminti. Jau rašiau, kad Saulė Skorpione tai yra vienas mistiškiausių, paslaptingiausių metų periodų. O šiemet iš tikrųjų ir pačių pavojingiausių, sudėtingiausių periodų. Be abejonės dėl to, kad juodasis mėnulis yra Skorpione jau beveik visus šios metus iki gruodžio 20 dienos. Tai Skorpiono ženklo žmonėms sudėtingesnis metas, be abejonės tiems, kurių juodasis mėnulis gimimo momentu buvo Skorpiono ženkle. Pavyzdžiui, gimusiems 72 metais, 1972. Ir apskritai, kai šiandien danguje, štai žiūriu aš į brėžinį iš šios dienos, spalio pabaigos, ir matau, kad net 5 planetos, tokios kaip Saulė, Merkurijus, Marsas, Neptūnas, Saturnas, be to ir juodasis mėnulis minėtas, ir karminis kylantis mėnulio mazgas, yra būtent vandens stichijos ženkluose. Tai nepaisant to, kad gamta mus merkia lietumi, nors orai kontroliuojami, sakau tai drąsiai, tai nėra natūralūs orai. Ir baigia užtvindyti mus, ar ne, žemė jau nebesugeria tokio pertekliaus vandens, bet matome ir danguje siaučia toji vandens stichija. Ir ką tai duoda mums? Tai duoda ir daugiau iliuzijų, daugiau nevaldomų emocijų, sakykime, daugiau žmonėms psichikos sutrikimų, kelia visą tai, kas buvo giliai paslėpta, viskas kyla į paviršių. Taigi mes dar kol kas jaunaties esame energijose. Nuo spalio 21 dienos, ar ne, jaunatis įvyko svarstyklių ženkle. Ir po truputį mes keliaujame link pilnaties. Pilnatis įvyks lapkričio 5 dieną ir ji bus jaučio ženkle. Taigi toks nuostabus dalykas, kad tai yra 2 ženklai nuo jaunaties iki pilnaties, būtent Veneros valdomos sritis. Veneros valdomi ženklai. Taip, taigi ir svarstyklės, ir jaučio ženklas. Vadinasi, tai yra pats palankiausias metas pasirūpinti savimi, savo išvaizdą, savo grožiu, skirti dėmesio masažams, spa procedūroms, savo įvaizdžiui atnaujinti. Nepamirškime, kad Veneros planeta yra vis dar svarstyklių ženkle ir tai yra viena stipriausių jos pozicijų. Taigi nuo jaunaties iki pilnaties mes keliaujame būtent į tą grožio, estetikos, kūrybos sritį, meilės sau stiprinimo sritį. Tai, kas mums labai aktualu. Tai būtent čia toje savęs puoselėjimo rutinoje mes galime nusiraminti, kai gamta neįkvepia, kai tiesiog užplūsta perteklius emocijų ir sunku suvaldyti, kai kyla daug baimių, nerimo, galbūt kažkam nemiga, taigi įvairiausi emocijų pliūpsniai, kažkam sveikatos negalavimai. Aš jau dalinausi iš tikrųjų, kad būtent šiemet ir būtent tikėtina ir šį mėnesį
Daugelis tiesiog paliks šį pasaulį. Taip, ir šiandien išgirdome ir apie šviesaus žmogaus, aktoriaus Kosto Smorigino išėjimą. Bet gali būti ir dar skaudesnių, kai žmogus tiesiog kelia pats prieš save ranką ir nenatūraliai palieka šį pasaulį. Galimi onkologiniai susirgimai patiems vaikams, artimiesiems. Taip, taigi iš tikrųjų pakanka tų tokių ir sudėtingesnių situacijų. Džiugi žinia tik, kad Merkurijaus planeta būtent 29 dieną, būtent šiandien, ar ne, paliko Skorpiono ženklą ir perėjo į Šaulio ženklą. Ir tai duoda mums daugiau optimizmo, daugiau įkvėpimo. Iš tikrųjų, labai geras laikas pastarosios dienos yra turėti ryšių su užsieniu, tarkime, pagalvoti ir apie keliones, įsigyti bilietus, kur jau planuojate nuvykti. Gali gimti labai daug idėjų ir iš tikrųjų gal ir verta suskubti netgi jau realizuoti, nes jau ir įspėju truputėlį, kad nuo lapkričio 9 dienos Merkurijus pajudės vėl atgal. Taigi paskutinis šiemet bus Merkurijaus retrogradinis judėjimas. Bet kuo tai svarbu? Tuo svarbu tai, kad jau nuo lapkričio 9 iki lapkričio 29 dienos ir vėl bus tas metas, kada prie dabar gimusių idėjų mes sugrįšime, vėl jas peržiūrėsime, vėl koreguosime kažką tai, vėl kažkokius dokumentus tvarkysime, grįšime prie kažkokių projektų. Žodžiu, nieko naujo pradėti nebebus galima, bus galima tik koreguoti. Ir techniką beje kažkokią tai įsigyti, bent jau šiandien, pavyzdžiui, labai nerekomenduoju, gal dar kelias artimiausias dienas, nes vos Merkurijus perėjo Šaulio ženklą, jis sudarė įtampos aspektą su Urano planeta. Tai ir apskritai gali duoti tokius ir interneto trikdžius, ryšio trukdžius, gali technika apskritai gesti tam tikrą. Tai ir nerekomenduojama iš tikrųjų ką nors pirkti iš technikos. Tai štai, ką labiausiai ir norėjau pasakyti ir apie ką įspėti, ar ne, kad yra ir pozityvių dalykų spalio pabaigoje, bet ir yra, tai vienas dalykas, pabrėžiu, kad yra toks pakankamai sudėtingas periodas ir tiesiog reikia ieškoti tokio savotiško, savo tinkamiausio paguodos būdo, ar ne, nusiraminimo būdo padėti savo. Ir vienas iš būdų, tai geriausias yra iš tikrųjų pasirūpinti savo gražiu, savo išvaizdą, ar ne, tuo savo įvaizdžiu. Tiesiog daugiau dėmesio skirti Veneros planetai, nes Venera beje nuo lapkričio 7 jau pereis į nepalankę poziciją, į Skorpiono ženklą, iš kurio dabar, tarkime, Merkurijus išėjo. Bet Venera atkeliaus, taigi viena planeta keičia kitą planetą. Ir meiliai, grožiui, finansams iš tikrųjų dabar iki lapkričio dar 7 dienos pats palankiausias metas. Na, o jūs klauskite, kas jums aktualiausia, tik rekomenduoju klausti kuo konkrečiau, nes kai tiesiog apibendrintai sakote, tiesiog meilė ar finansai ar dar kažkas, tai nėra klausimas, tai yra sritis ir vadinasi tą sritį reikia jau analizuoti išsamei. Jeigu norite konkretaus atsakymo, rašykite konkretų klausimą. Na, be abejonės galima kreiptis ir asmeniškai. Eilutė bus. Gražaus vakaro visiems.